Tai turėjo būti po skiepų, po vakcinacijos, bet aš manau, kad nesusipeš mūsų pranešimai. Taigi... Ne, jie tikrai neprieštaraus. Taigi, kaip jau ir girdėjom šiandien ne vieną kartą, vis dėlto erkinis encefalitas yra ta liga, kurios mes galime išvengti būtent skiepų pagalba. Ir visi žinome, kad šiai dienai Lietuvos rinkoje yra siūlomos 2 erkinio encefalito vakcinos, abiejų sudėtyje inaktyvuoti erkinio encefalito virusai ir abi vakcinos sukelia kryžminės reakcijas prieš skirtingus erkinio encefalito viruso potipius. Pagal gamintojus yra aišku tam tikros schemos, kurios yra pagreitintos bei įprastinės ir rekomendacijos aišku esantiems rizikos grupėje, gyvenantiems endeminėse vietose, keliaujantys endeminės vietas. Iš to vietų, kai manęs pacientai paklausia, ar man tikrai reikia skiepytis, tai aš visai paklausiu, o pas mus erkių yra, nesako, nedaug. O sakau, keliaujate Vokietiją, Čekiją, taip sako, kiekvieną vasarą. Tai sakau, tada būtina skiepytis. Nes kažkodėl atrodo, kad Lietuvoje mūsų erkės mūsų nepuola, bet tai nepamirškim, kad yra Europoje irgi paplitusios ir sergamumas yra žymiai didesnis negu Lietuvoje. Taigi, kaip ir po erkės įkandimo ir užkrėtimo erkinio encefalito virusų, taip ir po vakcinacijos susidaro tam tikras imunitetas, tai yra gaminami antikūniai. Šitoje vietoje truputį yra aišku problema matyti gydytojams, kurie susiduria su pagreitinta vakcinacijos schema ir erkinio encefalito laboratoriniais tyrimais, bet laboratorijoje mes šitų problemų nematom, mes tiesiog tyriame antikūnius. Taigi, kaip matome, po vakcinacijos gaminasi imunoglobulinas G ir jų titrai pradžioje didėja, tačiau po tam tikro laiko antikūnių titrai pradeda mažėti. Ir tam reikalingos papildomos sustiprinančios arba revakcinacinės dozės, kad turėti pakankamą imunitetą. Ir būtent imuniteto nustatymas ir yra titrų nustatymas. Šiai dienai nėra tarptautinių standartų, bet kadangi, kaip žinome, Austrija yra viena iš tų šalių, kur būtent erkinio encefalito vakcinos pagalba praktiškai neturi sergamumo, todėl ir ten atliekami ir buvo sukurti ir labai plačiai taikomi erkinio encefalito po vakcininio imuniteto nustatymas tyrimai. Ir būtent tie tyrimai ir buvo pavadinti, ir tie titrai buvo pavadinti viena vienetais. Šis tyrimas buvo sukurtas tam, kad išvengti papildomo skiepijimo. Mūsų rinkai aš sakyčiau, kad padėti pacientams nustatyti, ar reikalinga revakcinacija. Todėl, kad bent jau pas mus labai dažnai kreipiasi pacientai ir sako, skiepijausi, o kada, nežinau, prieš metus, 2, o gal ir 5. Tai vat, tyrimas tam reikalingas, kad iš tikrųjų padėti pacientui ir pasakyti, ar jam reikalinga vakcinacija ar revakcinacija. Atlikus tyrimą, nustačius 200-500 vienetų mililitre, yra daroma prielaida, kad susidarė pakankamas imunitetas ir pacientas turi posvakcininį imunitetą. Aišku, šis tyrimas gali būti naudojamas ir infekcijos diagnostikai, tai jeigu nėra vakcinacijos anamnezėje, tai rezultato esant daugiau kaip 151 vienetų mililitre įtariama erkinio encefalito infekcija. Ir aš aišku šneku, bet iš tikrųjų pristatinėjau naujieną Lietuvoje, tai Euroimmun firmos anti-TBI virus ELISA 1.
Tai yra imunofermentinis metodas, būtent paremtas imunoglobulinų G nustatymu, tačiau šiame metode kaip antigenas ELISA yra naudojamas būtent antigenas, kuris naudojamas erkinio encefalito vakcinacijai. Ir kaip matome, jeigu čia yra palyginti du pacientai, tai iš tikrųjų prieš vakcinaciją neturi nei vienas antikūnių, po antros vakcinacijos antikūniai užauga. Tačiau jeigu matome, kai atėjo laikas, kuris dažniausiai būna maždaug po metų, vienas pacientas turi dar paribinę koncentraciją, o kitas jau neturi. Ir šitoje vietoje, jeigu mes jau pamiršime, tai tas, kuris neturi, jau yra neapsaugotas nuo erkinio encefalito. Šita skaidruolė demonstruoja irgi, kaip susidaro antikūniai ir kaip reikalingos iš tikrųjų pakartotiniai bolusai. Tai jeigu mes pasižiūrėsim po pirmos imunizacijos, praėjus 4 savaitėms, maždaug 28 dienoms, beveik 50% susidaro imunoglobulinai G. Po 6 savaičių, po 42 dienų jau 98. O praėjus 2 savaitėms po boliusinio skiepo 99% pacientų turėjo imunitetą. Lenkijoje 11-12 metais buvo atlikta studija ir ištirti 2332 miško darbininkai. Kaip katofas paimtas 401 vienetų mililitre ir kaip matome, skaičiai iš tikrųjų skiriasi, bet realiai jie visi turėjo imunitetą ir pakankamai tvirtą. Ir laikui bėgant, jeigu nedaryti revakcinacijos, tai iš tikrųjų antikūniai mažėja ir labai stipriai. Vieno yra rekomendacijos pačios įvairiausios, aišku, mūsų rinkoje vėlgi matyt turėsim nusistatyti savo ir šiai dienai matyti naudosime gamintojų rekomendacijas, daugiau 200. Tačiau yra paruoštos rekomendacijos, kaip elgtis ir ką daryti, turint vienos vienetus mililitre. Tai kaip matome, jeigu mes turime tarp 500 ir 700, tai yra rekomenduojama metų bėgyje pakartotina revakcinacija. Jeigu mes turime daugiau 7, galbūt ir 6, tai yra neskubi, tai revakcinacija reikalinga maždaug 2 metų bėgyje. O jeigu mes turime tvirtą, tai yra apie 1000, tai ir neskubėkime daryti revakcinacijos, kurie skirtingi gamintojai rekomenduoja po 3-5 metų. Pasidarykime tyrimą 1000 ir po 3 metų pasikartokime vėl, jeigu turime 1000, galbūt tada kartokim po 1-2 ir žiūrėkime, kaip yra. Taigi, kam reikalingas šitas tyrimas, tai yra, kad nustatyti individualią antikūnių koncentraciją po skiepų, nes nemaža dalis paskiepytųjų rodo nepakankamą imunitetą ir jiems galbūt reikalinga pakartotinė revakcinacija čia ir dabar. O po 5 metų 38% paskiepytųjų asmenų turi tvirtą imunitetą ir galbūt jiems nereikalinga dar revakcinacija. Taigi šis tyrimas gali padėti nustatyti tuos, kuriems nesusidarė imunitetas ir išvengti nereikalingos revakcinacijos, o ir trečia, turėčiau pasakyti, ką jau minėjau, ir padėti užmaršiems pacientams susigaudyti, ar jiems reikalinga vakcinacija, ar reikalinga revakcinacija. Ir siūlau pasiskiepyti ir išsitirti tam, kad nebijoti eiti į mišką, kuriame yra nustatyta mirtina liga erkinis encefalitas, arba nereiktų nuerkinti teritorijų. Ir visus kviečiu iš tikrųjų pasiskiepyti, išsitirti ir laukti pavasario. Dėkui už dėmesį.